štai mes ir vėl eteryje, buvo nutrūkęs ryšys, čia žinot, uraganai procente, tęsiam pokalbį. Aš skaitau, kad panas reikia blogas likviduoti. Gelbėtojai važiuoja. Jo, čia gelbėtas mėlynų brangerių. Bet ne, jeigu rimtai, pono žurnalistė, aš pamačiau, kad lietuvaitės jos gal yra gražesnės, bet jos tokios vaidmeniškesnės. O kas liečia amerikonės, tai mane jos sužavėjo, kad jos yra tokios ėdrios. O jau pasižiūrint į jos klubus, kaip jos dirba tose, kaip jos dirba tose... Kas čia, blet, neveik? Sporto aikštelėse, tose parkuose, jau kilnoja, daro viską vien dėl to, kad jas pakabintų koks nors su Ferrari vaikinas. Nežinau, aš vis tiek skaitau, kad Europos merginos yra biški kitaip auklėtos ir kitaip gamintos. Ponas Čekuolė, kas čia taip smirda? Nežinau, matyt voverė kažkur. Arba koks meškiukas laksto. O Jėzu, taigi čia Amerika, čia viskas graž... Ai, rimtai, o kur? Štok, aš čia taip smirda žiūriu. Tęsiam savo pokalbį. Ir jeigu taip žiūrint, lietuvaitės turi gražesnius biustus. Nu vis tiek, mum vyrams patinka tie apvalumai, tie tokie, kaip ten rusiškai sakant, degtakauliai, speneliai, nu gražu žiūrėt. Čia vieną tokią apie suknelių saloną, bet čia kitoje laidoje toliau tęsim. Šiaip jo, o amerikonės pas jas yra implantai, nu net nesmagulės aš skaitau. O jūs lietėte ar jūs apsimetinėjate? Ne, dar tokios galimybės netekau, bet... Kaip blemba, jūs gyvenate 10 metų čia. Palaukite, aš atostogauju, kokią 10 metų. Aš skaitau, kad rytoj važiuoju su lietuviu aklųjų kombinato neįgaliaisiais vaikais į New Yorką ir aš skaitau, kad mes suksime kokį viešnamį. Taip. Tada bus tikimybė mums kažką užčiuopti, galbūt ir paliesti. Nu, blogiausiu atveju ir lyžtesti. Taip, jūsų pokalbis itin įdomus, bet kur muzika? Aš negirdžiu, mane tai trikdo. Batareikos labai brangios Amerikoje. Neapiskit protą. O mano alga Lietuvos televizijoje kiek? 2 litai. 1000 litų. 2 litai, nemeluokit liaudžiai. Nu, jūs neprovokuokit manęs. Aš žurnalistas, aš turiu tokią teisę. Jūs neturėjote teisės? Nu gerai, dar užleišim savo. Leiskit greičiau, to eteris eina į pabaigą. Dieve mano. Tai va, o kaip jums sekasi Amerikoje atostogauti? Girdėjau, Zuokas buvo atvažiavęs. Aš negaliu atostogauti, aš korespondentas. Ir kaip tau patinka šitas miestas?